du. Įrašas prasidėjo. Apsižiūrėk savo erdvę, pajaus, kur tu esi. Išsivalyk savo trečią akį. Duok didelius Kad tarsi aš pat negirdėjau tavo komandos, nes ryšys kažkas tai buvo. Paskaičiau tarsi susijungimui. Gerai, būtinai. Suskaičiuosiu nuo 3 iki 1 ir tu eisi susijungti su savo pasąmonę. 3, 2, 1. Apsižiūrėk aplinkui, apsižiūrėk savo erdvę, kaip tu jautiesi, kokie jausmai, gal kas nors kūne jaučiasi. Jaučiu energijos, jau esu susijungusi, matau pagal savo tas spalvas, sakyti. Žinau, kad energijos. Apsižiūrėk aplink save, gali net žinai aplinkui. Išeiti į šoną pasižiūrėti. Pasižiūrėk savo trečią akį būtinai. Kaip jaučiasi, toks jausmas. Ant galvos yra raištis sudėtas palaukojamas įjungto. Nu, tas raištis vis keliauja pas Kaip sakai? Sakau, tą raištį mėgsta man dėlioti. Ant trečios akies? Ant eterinio akių visų. Eterinio. Nusimk tą raištį. O, man kažko per gerklę. Kimsti. Įdomiai. O kaip tavo gerklės čakra? Kaip tu jauti? Vai apsivalysiu, juoduliukų tokių yra. Padaryk tokius energijos pliūpsnius, žinai, gal didelius aplinkui save, gal ar į save tą kamuoliuką pasidarius įsistatyk, žinai, kad kokį gražų auksinį ir sidabrinį, kokį blizgantį kamuoliuką ir per visas čakras pravažiuot, žinai, kad susijungtų tavo kanalas su kosmosu. Ir pasikelk dažnių savo, pasidaryk didelį. Trukdžių nebėra. Praskanuok visą savo kūną. Kaip krūtinė užkaito. Oho. Aha, aš irgi biškį jaučiu krūtinę. Viskas gerai, aš prasivaliau, žinai, prieš einant į hipnozę. Tai puiku. Labai puiku. Nėra jokių tamsių dėmelių, nieko nesijaučia. Aš šiek tiek apsivaliau, šiek tiek paprieštai prie gerklės čakros dar buvo likę, nes nenoriu tikriausiai, kad kalbėtume, tai labai greit prilipina. Jo, ir man kažkaip ant gerklės buvo toks, tik čiukšt ir užkrito, žinai. Kalbu ir žiūriu, kad kimstu nei šio, nei to. Aš žaidimu, viskas gerai, žinau. Puiku. Tai gerai, tai ką dabar darom, ar norisi ką nors? Man reikia įsižeminti, žinok, nes vėl. Taip, būtinai. Įsižemink tada, pasižiūrėk į savo kojas, kaip tu jauti, kaip tavo kojos, ar jos tvirtai stovi ant žemės, su batais, be batų. Be batų ir labai energijos labai jas patena. Žemina viskas gerai. Žemina.
susijungus su kristalu žemės ten. Mhm. Mm. Dėkoju, kad vėl grįžau. Nu, dažnai pas jį grįžtu. Nu, puiku. Nu, tokių, esi tu krištolinė pati. Taip, iš krištolinio, taip. Taip, oi, kaip nuostabu. Lankyti vietas Nuostabu, buvus. nuostabu, tikrai. Gerai, o kaip dabar jautiesi? Gerai jaučiuosi ir žemės kristalas, toks geras, blizgantis, išblizgantas, viskas tvarkoja. Mhm, Saulytės kaip pakilsim dar spinduliukų pamėtysim visur. Galim bandyti mhm. Gerai, puiku. šauti kokią Gerai. erdvę. Gerai, tai aš tada suskaičiuosiu nuo 3 iki 1 ir tu šauk, tai savo pasąmoniai kristi, kur jinai norėtų, ką jinai norėtų tada pamatyti. 3, 2, 1. Ką jauti? Tamsa. Tamsa. Aha, kažkur šokau ten, kur tamsa. Nori ten pasilikti ar nori pakeisti galbūt erdvę? Pabandykim dar aukščiau. Galiu dar aukščiau pabandyti. Gerai, suskaičiuoju dar iki 3. 3, 2, 1. Šauk aukštyn, kiek gali į viršų. Kur atsiradau, neįsivaizduoju. Mhm. Žemė toli. Žemė kažkur per toli, gal nušokau, gal ir ne. Mhm. Bet aš sakau, nieko čia daug, labai, labai retai visko yra. Tokia didelė erdvė, Mhm. tokia labai ramuma. Mhm. Veiksmo kažkokio nėra, jokio nėra. Gal kokie kristalai aplinkui tave, gal tu į savo planetą papuoliai? Ne, aš suprantu, aš ieškau tų kristalų sankaupų. Aha, taip. Turbūt. Ten, kur buvo jau kelias, jau ne viena telepatė ten buvo nukeliavę. Taip, čia. Mhm. Patikrinsiu, ir tebėra tarp tų kristalų ta kėdutė, kur galima energijos pasitraukti. Mhm. Yra. Kokios spalvos kėdutė? Permatoma krištolinė. Buvo balta, dabar visiškai permatoma. Mhm. Aha. Aha, aš irgi užmerkiu akis ir aš ją matau, tikrai, aha. Aha, atsisėsiu, gerai, pakviesiu tave kartu. Gerai, aha. Ir pasižiūrėk, jau gijos tiesiasi nuo kristalų į mus. Oi, kaip čia smagu, kaip čia gera. Aha, labai gerai, kiek vaibuoja šitas spalvų. Mhm. Jo, man žinau dabar, kas norėsi patikrinti, nes kai mes atradom tą kristalų sankaupas, aš nežinau, šitos planetos, ne planetos, kaip labai įdomi atrodo, kaip išsimėtė. Ir mes su savo tom gerom intencijom, ar ne, mes apsilankėm, mes gavom tos energijos ir mes jai nepalikom saugos ir surado. Na, tokie nelabai geri, kur juodą debesiuką užtempė ant jų ir jie nebešvitėjo. O tu paskui hipnozę patikrinom, išvalėm ir atsirado ta kėdutė, kad nereikėtų kad kristalai nesiųstų vienas nuo kito, ar ne, energijos pasitraukė ten pagal čakras, pagal sąmoningumus, bet pastatyta atsirado tokia kėdutė, kur tu ant jos atsisėdi ir ta visi kristalai tave fontanai eina. Ir labai norėsi pasąmoningai tikriausiai tą vietą vėl susirasti, nes toj hipnozijai aš vedžiau, o dabar norėsiu pačiai patirti. Pati pasidėti, taip, kaip smagu. Nežinau, kokia tu kosminė būtybė, bet tavo tokia, oi, koks tai tavo didelis šešėlis, baltas. Didelis? Aha. Nu, aš iš Andromedų daugiau ten kiek žiūrėjau pati. Aš jaučiu. Gali būti, nu, jie ten dideli tokie. Didelė, tai tikrai.
Aš vis jaučiu, aš ir pati jaučiu irgi, kad aš tokia vis įsididinu. Aš kartais jaučiu kaip aš milžinas kartais tokia, žinai, va, 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 va. einu darau ir atrodo tokia, Toks kaip baltas, žinok, baltas. Ane. Šalia atsisėdi manęs. Gerai, mes apsikabinam, pasiimkim tų kristalų energijos, paprašysiu informacijos, padėkosiu aš jiem. Padėkojam, taip, taip. Aš tiesiog jaučiu irgi pati tokius pliupsnius, žinai. Vai, kaip įdomu. Tokia va, tai netrodo per visą kūną. Kažkokia žalia susipynusi su geltono, tokias gijos, jos pasidaro. Šviesios tokios. Šviesios ir kažkodėl va jos susipynusios. Visos kitos spalvos eina atskirai, va tokiais, kaip sakau, nežinau, puslankiais žiedais, kaip fontaniukais tokiais, ar ne? O va tos visos yra susipynusios. Bet va nuo mūsų gijos, davai pakviečiam daugiau žmonių. Kviesti visus telepatus ir visus šviesius žmonės, pasikraukime energiją. Taip, mes galim daugiau pasikviesti mūsų grupės narių, kurie norėtų gal pasikrauti šviesos energijos. Kėdutę padidinsiu, kad visi tokia falė. Aha, soliuką gal biškiau. Soliuką tokį be kraštų. Oho, kaip eina. Suka. Gera pabūti. Tokio švarioje aplinkoje, žinai, kai viskas aplinkui, taip, žinai. Turi visą laiką iš visų pusių atsimušinėti realiam šitoje realybėje. Bet čia ta vieta, žinai, kur mintimis tu gali nutekti ją ir labai greitai atsistatai. Labai greitai atsistatai. Kaip gerai. Oi, kaip ačiū, kad tu mane čia paėmė, dabar aš žinosiu. Jo, tu žinosi, o pasąmonė žinosi, jinai linkčia, kad žinos tą vietą. Ir va čia yra pats greičiausias atsistatymas. Atsistatymą, regeneruotis. Jo, regeneruotis, pasikrauti energiją, žinai, ir žinai dar ką rodo, kad čia yra gautos informacijos integracija, kad tau, kaip sako, stalčiukai susidėlios galvoje greičiau. Tokia harmonizacija, sinkronizacija gaunasi su visa gauta informacija. O man jūs ateina toks žodis kišenė kažkokia. Stalčiukas. Kaip kišenė. Kad tu gauni tą burbuliuką, ar ne, ir jeigu pagalvoji apie šitą vietą, ateini pasikrauna, tau greičiau išsipakuoja ta mintis. Taip, net ir ateina turbūt greičiau ta atsakymas, jeigu tu nežinai tikslaus. Nuostabu. Labai gera vieta. Labai gera vieta ir prašom šviesiom intencijom, sako, bet tamsienė, jie negali čia pakliūti, jie bandė tą debesėlį užmesti, bet pakliūti pas juos nepakliuvo, bet jie to debesėlių tikriausiai, kadangi atradom šitą vietą, ne, tai čia yra tas mintis gaudyti mus. Jiem tai nieko, jos gali šiek tiek apiblusinti, bet ne, pas juos labai aukšta energetika, vibracijos, nežinau, ten kokio dydžio, tai jiems tikrai nieko nebus. Gal tu uždėk apsaugą, žinai, tai vietai tokia, kad nematoma būtų, žinai, jiems. Tiesiog, kad tik mes matytume. Jinai turi, aš dar daugiau sustiprinsiu, aš joje apvilksiu tą tokį apvalkalą, tokį sutankintą ir padarysiu vedrodinės apsaugas ir tos pusės, kad jų nematytų, o mes labai lengvai rastume įėjimą tiesiai prie tos kėdutės. Puiku. Jo, na šiaip yra apsauga uždėta, aš čia tik tais pastiprinu, yra veikia, žinok, jis dabar visiškai švarus. Labai gerai, viskas ramu, gera, viskas ta vieta. Šviesu, labai šviesu. Ir labai šviesu. Kaip aplinkui yra tokia pasa, jie šviečia labai. Jų yra daug, jie yra ne tik apie pagal mūsų čakros spalvas, jų yra labai daug ir kiekviena paskirtis yra skirtinga. O kai tu iš visų tą fontaną, tų energijų gauni, ar ne, to viskas dėlioja. Šitą vietą aplankyta labai gerai. Labai gera, dar sykį gautas leidimas, bet kada, kas tik nori, bet kada. Gali susijungti. Susijungti, sėsti tos krištolinės kėdutės ir gauti didelius pliupsnius. Jo, iš karto visas energijas
visų spalvų, visom čakrom, visom pasąmonėm, visą informaciją įsipakavimą, visam. Nuostabu. Aš tik taip užsimerkiu ir aš jaučiu, kad aš jau ten žinau dabar. Visą laiką žinosiu, pratimą labai gerą. Čia mūsų daug sėdinčių yra, sakau, dar daugiau pamėtysim burbuliukų, tai šviesos tokių žaibiukų dar reikia pamėtyti. Žaibiukų? Tokių Jo, mini žaibiukų? Įsivaizduoji, mėtant burbuliukus būna, kad tu matai, kad tu mėtai, ar ne, vieni gaudo pasiema, kiti tiesiog iki kišenės, kiti atmuša juos. Net ir taip aš dar taip nemačiau. Atmuša, tai atrodo, kad gal nelaikas, gal nenori, gal žinai, nes dar tiesiog, bet tada meti jį atgal, to ping-pong, to bandymą pagauna kitas. Teisingai, ne visi priema tą informaciją, kaip ką mes galvojam. Burbuliukas nulėgia iš karto po to kristaliuko, po tą giją. Visas susipynus kaip vaivorykštės spalvų, su to visų burbuliukų, ar ne, pas mane gavos kaip kristaliukas, ar ne, ir nulėgia su visa energija. Ne tik informacija. Atsimuša ir atgal grįžta? Ne visi, ne. Čia taip vienam kitam atsimuša, bet kai suformulavau, kad informacijos burbuliuk, tai man gavosi kristaliukas ir iš tų kristalų dar energijos ta tokia gija. Ne tik informacija, bet va šitų kristalų gija nulėkė. Susipynė, kiek visos spalvos, kiek jų yra. Ir va tokia vaivorykštinė kristalas, uodegėlė ir nulėkė. Tarpeda. Supratau. Gavo kiekvienas ne tik informacijos, bet ir dalelės tos energijos. Jo ne tik čia sėptis, jie visi turi, viskas gerai. Šitą vietą smagu. Gerai, jinai neapsaugo. Galim kitur keliauti. Gerai, galim kitur keliauti. Galim, močiu. Jau dabar atsiregeneravo, žinai. Jo, tiesiog gal buvau tas vietas įsilgus. Nebuvau joje taip gyvai buvus, kaip sakyti, negyvai, bet... Taip, pati išjautus, taip, žinai, visiškai. Alio? Viskas gerai girdžiu. Ai, aš galvoju, tingai. Tiesiog pakeičiau vietą, nes norisi čia likti. Ai, nori gal biškai dar pabūti truputį, bet mes galim visą laiką sugrįžti. Gerai. Viskas gerai. Gerai, tada aš tau suskaičiuosiu nuo 3 iki 1 ir tu šauk kažkur tai, kur tavo pasąmonė tave nuves. 3, 2, 1. Po vandenį atsiradau. Vandenį. Aš net kvapą sulaikiau, taip jaučiu. Kažkas toks, kažkoks žemyn gali būti, jo, kažkas tokio. Po vandeniu. Tas vanduo toksai nelabai švarus. Yra tos gyvybės, yra tų daug medų suplaukiančių, žuveliokų, tokiausių plaukiančių. Bet nelabai švarus dugnas toksai. Pažiūrėkime, kur tas nesvarus. Ar tau norisi prasivalyti tą aplinką? Galbūt gali biški prašviesti, žinai, biški pasišviesint. Bet kad šviesiau bent būtų, ar jeigu tau norisi... Įdėsiu tą aukštų dažnių tietelę, iš tų paprastų. Bet reikia žiūrėti, iš kur keliauja ten tas dėmesį. Bet gyvybės tai yra. Yra gyvybės. Bet gal jie kažkokie labai, kaip pasakyti, užnuodyti, ar kažkas paleista jiems, kad... Žinau, gali. Gyvybės yra, žinai, iš tos tokie plaukia taip vangiai. Vangiai, va, šitas žodis, Pasipilnai užkaitos. Žinai, ką aš įsinešiu dėl nuosavo tos po kristalą. Pateikti. Man jie dabar taip kaitina delniukus. Gerai. Kalbos.
sukurti, kas vyksta. Mhm. Nu va, O ką laboratorija, matai aplinkui? laboratorija vandenį. Bakterijos, leidžiamas bakterijos, kurios palauk. Leidžiamas kažkokios, tai bakterijos čia kaip biologinis ginklas. Mm. Jos reaguoja į žemės, čia ne dumblas, tai yra užleista kažkokia tai medžiaga, ale dumblas, bet ne čia kažkoks tai sintetinis darinys. Mm. Dabar jis O kas ją leidžia? Paklaus savo pasąmonės. Laboratorijai didžiulės štangos, kaip triubos tokios. Mhm. Tai kas čia darbuojasi? Čia pilkiai darbuojasi gal kokia, jeigu laboratorija? Pilkiai, Mhm. kad užteršti Kad vandenį. užteršti vandenį. Mhm. Pilkių turbūt tvarkingos laboratorijos tokios. Mhm. Suka tuose katiluose kažkokius tai maišo, kažkokios tai Jie naudoja gal kokius vandens gyvius tos eksperimentam. žemę naudoja ir leidžia. Mhm. Aš nesuprantu, kas tada darosi, ar programuojamos tos, nieko nesuprantu, žinau, kažką tai jie daro, kad ne vien fizinį kūną, bet ir jeigu va tokį maistą valgyti, Tai turbūt jie nori pakenkti ir žmonėm, nes dauguma žmonių mėgsta tas jūros gėrybės. tai Mhm. čia labai didelis vandens plotas, aš nežinau, ar čia vandeninis. Mm. Bet žinok, ne vien pilkiai, darbuojasi ne vien pilkiai. Kas dar darbuojasi? Ar kažkokie stovi užsidengia kapišonai. Mhm. Čia? Kas tokie? Kažkokie demoniniai, jų nesimato. Nėra veidų. Viena apvalkalas, bet čia aišku, kad demoniniai. Jeigu tu jauti, kad tu nori, tai tu gali paprašyti, kad jie parodytų savo veidus. Aš žinau, kad su uodegėlėm veidai. Su uodegėlėm, taip, ir kanopėlėm tie. Ir kanopėlėm, žinok. Aha, viskas aišku. Ar tu nori ką nors jų paklausti, ar tu nori tiesiog... Žinau, reikės tvarkyti, žinok, yra kontraktai su kitom civilizacijom. Reikia patvarkyti tada biškitos vandenėlius, jeigu šitaip užteršiami. Nu, jie ištisai teršiami. Ištisai, žinok, ir jie keičia laboratorijos vietos, nes mes atrandam vienas, atrodo išvalom, susiranda kitas iš kitus. Gerai, aš naikinsiu tos faktus, pabandysiu, kad jie man visi užsitektų, kad nebūtų paslėptų. Tiek, kiek tu matai, taip, visur. Bus sulėkė tie, kuriuos aš nematau. Netėvoj nieks matanti. Paprašysiu iki pat kažkokias viršūnėlės nukeliauti, tas tai davė išsakymą. Blyn, eina Marsas. Marsas. O, kodėl jie tai nori daryti? Čia marsiečiai irgi dalyvauja šitam reikale? Dalyvauja, žinok, yra projektas Žemė. Aha, ką. Marsiečiai. Marsas tai tokia kovinė planeta. Jo, ir aš galvoju. Tai gal ten kokie iš vis reptai? Kariniai. Gal reikia net ir pagalbos prašyti, nes tas projektas Žemė, tai vienur tai kitur lenda. Vis nori jie ten tą biologinį ginklą žmonėm leisti. Nori tai vieną, tai kitą dalyką leisti.
Ir per vandenis Ir turbūt. per vandenis, jo, labiausiai. greičiausiai per vandenis. Greičiausiai. Mhm. Ir Mm. hakerį, kad jų kompiuterius sunaikintų. Tu gal, žinai, pasidaryk tokį didelį sietelį, kokį nors, žinai, labai kokį vaivorykštinį kažkokį, žinai, kristalinį sietelį. Ir tiesiog prabrauk per visus vandenis, kad išfiltruoti juos. Aš padarysiu dabar, pabaigsiu sprogdintos kompiuterius, nes jau prie Ai, tos visus. visus jų įrangą, tą laboratoriją reikia. Kai įdomiai, matai, lėkštėm priskrenda ar ne, nusileidžia, tiesiai po vandenį nusileidžia, kaip įdomiai vyksta. Jo, gerai, Tai jiem nesvarbu, ar oras ar vanduo. Tos lėkštės kaip. Gerai, aš regresuosiu tą įvykį, taip pat šaldysiu, panaikinsiu visus. Regresuot atgal, kada jie pradėjo visą tai. Senai jie nuolat daro, jie keičia vietas. Išvalyk tada viską, regresuok, kad susprogdink tas šlangas, išmesk viską į juodą skylę. Marsą išsipau. Nu jo, mes taip. Marsiečiai, kaip jie atrodo, gal tau ateina kas nors? Matai, kad tų tikrų marsiečių ten iki planeta apsigyveno ne vien jie. Apsigyveno daug civilizacijų, visokiausios rūšies, visokiausios plaukų. Aš galvoju, kad tokie marsiečiai tai tokia labai vyriška Vyriškie energija. tokie, vos ne kaip netolinė atrodo. Vos ne tos mašinos, kurios rodo, filmuose, kovinėse, tai rodo robotinius. Karas pas juos viskas kariniai. Gerai, tada išsivalyk, nusimtas visas šlangas, viską mesk į juodą skylę nuo tų vandenų ir sprogdint laboratorijas. Krištoliniu savo kardu praeik viską iš. Jo, praeisi, žinai, ir aš tą įvykį visiškai sustabdau, pakeičiu visą programą. Projekte žydi ir bujoja. Taip. Viskas. Mes esam maži palyginus pagal juos. Jie labai intensyviai daro, jie viską sąžiningai daro ir labai greitai daro. Jie turi sakau, N planų, reikia ir mums padėti kurti labai daug planų. Mes stengiamės, bet aišku, mes su jais nesuspėjam jau. Mūsų mažai. Viskas dabar vandenėlis perkasau, vandenėlius išplaunu. Išvalyk viską. Kad užvirė vanduo, atrodo, kad užvirė suburbuliavo. Ar skaidrėja vanduo? Vanduo tai skaidrėja, dar saulytės spinduliukų leidžiu. Skaidrėja, nei žalia, nei mėlyna, tokia graži spalva. Matoma. Žuvytės ir visus gyvus, ypatingai krevetės, medūzos, aštuonkojės, viskas. Dabar gyvybinis procesas greitesnis. Taip, kad jie galėtų gyventi. Ir didesnį. Rykliukai atplaukė. Kas yra tu? Ką toks jausmas, kad gerai. Išsivalyk viską, išsitvarkyk. Ir viskas suspindi visom gražiausiam spalvytėm. Dumblapdėmių jokių neliko, vis tiek mėlyni šviečia. Labai dar aktas faktas ar kažko ieško. Kaip apsauga. Tas tunelis visus ne tik atsprogdinau, bet uždėjau tokias veidrodinės, metalinės veidrodinės atspindžiusias sienas su absoliutia šviesa, aš juos užlydau. Be galimybės visą tą plotą aš užleidžiu tom veidrodinėm apsaugom. Visą dugną iškloju kristalais. Dabar labai gražiai saulytė atsispindi kristalus, atsispindi energijos. Kur gyvūnėliai visi jūros atsigaus, žinai. Ir didelis
labai plotas. Gerai. Kaip dabar jaučiasi? Ar viskas gerai, ar viskas švaru? Na jo, tą momentą dabar gerai. Mm. Mm. Bet aš dabar Gerai. iškilau, ar ne, į paviršių. Mhm. Dabar labai norisi dar tą patį padaryti su augmenija. Prie augaliukai. Jo, atrodo šalia vandens, bet toks jausmas, kad jiems trūksta drėgmės, kad jie nesisavina lyjančio lietaus ir tos drėgmės jie nesisavina. Kaip, nežinau, kažkokia migla ar kažkas traukta, atrodo drėgmės yra, bet jie negauna pasimaitinimo. Va, mums labai reikia šitų jūrų augaliukų ypač. Labai gerų ir stiprių ir išvalytų. Jo, ir augaliukai, ir žolė, ir medžiai, ir visi krūmai, jie tokie atrodo, jie auga, bet jie galėtų daug greičiau augti, nes jie, sakau, neįsisavina to, ką iš dangaus lietaus gauna ir kas yra rytinė, neįsisavina. Traukiami tokie rūkai, kurie, rūkai, bet jie tokie irgi dirbtiniai. Tai vad nuimtos visus rūkus. Nuimti ir aš nuleisti tikrus, grynus lietaus metus, paleidžiu tą lietutę, su vitaminais, mineralais ir visom medžiagom, kurie reikalingi augalijai ir vandens ir visos žemės. Taip. Kad lapeliai nekristų. Visiems jūros dumbliam taip pat. Tai gal tikrai žinai, ką man reikia padaryti. Mažinti visą žemelę ir visur paskeisti, nuimti nuo visur visus rūkus. Ištraukia, kaip žvėjas, koks tiesiog bus traukia. Biški gal, žinai, pataisyk kamerą, ar čia man tik tai toks, žinai, toks biški. Ne kamera šitą tavo, žinai, tą. Tai kalbi. Gal biški pabėgo, žinai, tas mikrofonas. Dabar kaip? Dabar geriau šiek tiek, aha. O dabar? O, dabar labai gerai. Pasitaisiau. Žodžiu, kaip tas didelis žvėjas, kaip žvėja dukra, sutraukia iš visus tos tinklus, visos žemės, ta žemė ridinėjasi man erdvėje. Ir atrodo, kad tie tinklai nesibaigiantys, traukia. Gerai, ištraukia, aš esu suku išmetu į tą juodą skylę, lendam iki matricos. Matricoje yra vos ne plasmasinė žemė padaryti, negyvo. Gerai, išmetu tą programą. Visą šitas programą sunaikink. Taip pat išmesk į juodą skylę, viską. Įdedu kitą šviesos. Žemelė, kad atsigautų, kad visa gyvybė atsigautų, kad būtų šviesios geros energijos aukštos. Bet jau čia žaidimai gauna. Mes kiekvieną dieną tą patį darom. Taip, kiekvieną dieną. Ir netgi būna, kad žinai, kad toj pačios dienos gali net už kelių minučių grįžti ir vėl viskas prasideda. Dėl jų pinklės visos, žinai, organizuojamos. Gerai, dedu vėl aš tos signalus, kad įsijungtų automatiškai, nors kažkiek laiko va šita programa, kad vėl prasivalytų tie vandenys, prasisklaidytų tie rūkai. Žinai, toks jausmas, kad čia kažkokie robotukai vis praskrenda ir paleidžia. Laboratorijos. Tu gali irgi paleisti kažkokius robotukus savo, žinai, tokius organinius, kad irgi visą laiką praskristų ir sunaikintų, jeigu tik tai kas. Žinai, kad automatiškai tokį irgi autopilotą įdėti. Kaip sako, antidotą visai tai programai. Antidotą, va tą, taip, tai programai, kuri visą laiką taip pat tą patį daro, žinai. Kad kitą kartą, jeigu kada sugrįši, žinai, kad pasitikrint. Taip.
Uždedama apsauga. Vynioju visoj. Jo, žemelę dar sykį apsuksiu. Aukso skraistę. Kad niekas jokios civilizacijos neturėtų kaip įleisti neigiamų energijų. Saulytę nujoju, saulytę pakrausiu. Mhm. Nu gerai, dabar tam kartui čia sutvarkyta. Mhm. Gerai, ar tikrai matai, kad viskas švaru, viskas blizga, jokių dėmelių nėra? Ar dar nori gal kokį kartą praeiti biškį, pravalyti? Praeisiu su šviesa. Mhm. Paleisiu tą šviesos tokį krioklį. Mhm. Ir dar prapurtysiu kaip su paklodė, kad atsiklijuotų tas ten lygęs. Ne, jeigu subyra tiesiai į juodą skylę. Taip. Tai žinai, aš pati, kur atsiradau dabar, aš jau šoku ant kalno, ir aš žiūriu iš viršaus, žiūriu savo Iš darbą, viršaus. Aha, aha. žiūriu tą visą procesą. Ne, viskas gerai, prasipurti. Viskas vyksta. Mhm. Gal paliksiu kokį šviesos apsaugos, kad yra tie padėjėjai savanoriai, tegul jie žiūri šitą vietą. Nu va, teisingai pastatyk žmonės, nu, nežinau, Taip. gyvybės kažkokias, aha. Jo, čia gali ir šviesos protėviai padėti, bet kas gali padėti. Taip, energijos kažkokios, kurios galėtų apsaugoti tiesiog. Man kalnas, kažkiek. gera, žinai, kad išlindo koks žodis, aš dabar Himalajas. Aha. Ar tu turi norą nuvažiuoti į Himalajus? Turėjau dabar, neturiu dabar noro. Jau nebėra šito noro? Aha. Nežinau, tai jau noras. Mhm. Galiu taip patyrinėti, nuvažiuoti, pasižiūrėti. Mhm. Dideli kalnai labai. Labai dideli kalnai. Gerai. tikrai. Mhm. Ar tu buvus kada nors anksčiau juose? Ne. Kažkaip gal ir norėtųsi, bet toks nėra prioritetinis noras man irgi tie. Kažkaip Himalajai, taip aš nežinau. dabar tai galvoju, ne. Yra gražių vietų ir pas mus, yra gražių kalvų, kurios taip pat yra geros. Kalnelių, taip. Keliukų. Mhm. Nu va, pasimėgavau to aukščio. Iš viršaus. Nebijai aukščio? Ne, nebijau. Mhm. Na, aišku, šokt parašiutų gal neiššokti. Nereikia man tokio pojūčio. Tai čia visiems tas pats tais parašiutais, čia reikia priprasti turbūt, žinai. Galėti. Tokia visa aš užkaitus. Ausienų. Rankos, kojas, tos karštos. Gerai. Energijos vadinasi vaikšto, viskas tvarkoja. Aš dabar irgi tokį šleifą nuo tų kalnų paleidžiu. Tokį kaip suvėjau tokių gūsių, tokias informacijos, kad žiūrėkite, kas vyksta, padėkite, tvarkykite, švieskite patys ir aplinka švies. Šaunuolė. Labai gerai. Tiesiog. Išsivalys vandenėlis. Tegul aplieks aplink visą pasaulį. Kaip norėtųsi daugiau. Visus vandenis. Ir visus vandenis, ir visą orą, ir visą žemelę, žemę visur, kaip nori, kad laikyti švarą, krištolinę tą švarą, ar ne, ir turėtų, kad tas sinchronas būtų tarp žmogaus, tarp visų gyvybės objektų, tarp visos gamtos, kad va tie visi gyjelės, kad visos keliautų, kaip sako, tas sulelės nuo kosmos, sakyti, per žmogų į žemę, ir apsikeitimas energijos, apsikeitimas kūrybos. Taip norėtųsi, o dabar atleidžiu tą sulelę. Šįstukų taip stipriai nusalytą, pat absoliutą, žinai, pat žemės kristalo, aktyvino. Šaunuolė labai. Gijomis, gijomis dabar keliauja visur, gijomis.
Ir kiekvienas galim taip pat lygiai taip pat aktyvinti tą siūlelį. Nu jo, Taip. pašviesėja. Man net kažkaip, dabar aš jaučiu, sėdžiu, žinai, ir aš net susidėjau, žinok, rankas ant širdies. Pas mane irgi ant Kažkoks va toks širdies va jausmas. Aha. rankos. Po to, kai pasakai pasitvarkyti mikrofoną, jos automatiškai gavosi ant širdies. Bet jos dabar Ant širdies irgi. karštas. Aha, aš dabar jaučiu, aš susidėjau tai ant krūtinės ir galvoju, ir net va, tai vaikai yra pusė daugiau. Ir jos labai Tai karštas. va tiesiog darai va viską nuo širdies turbūt, žinai, tvarkai viską. Tai visą taip nuo širdies darom. Širdies, taip. Verkim, plėskim tą širdį, susijungiam su kristalais. Ir Taip, kuo plėskim daugiau mūsų, kad per širdį su kristalais, su žemelė. Tai va, prisimeni širdies kristalą, širdies čakrą, neprisimink tos. Ta kėdutė krištolinė, kur yra kristalų sankaupas, pasėdėk ir tu iš karto va, širdutę įjung. Įjung, aplėsi, sušilsi, va, iš karto kaista rankos, kojas. Iš karto delnai. Iš karto delnai, Padai. delnai tai šios tokie ugniniai, padai ir delnai. Jo, Aš net kojų padai irgi jaučiu, delnai ir padai. Sakau, labiausiai va tos trys vietos, bet tai kojas ir delnai ypatingai. Ir labai padeda, kai eini, pavyzdžiui, hipnozę, ar ne, kai tu net nereikia išklausyti tos hipnozės, kur pasako apie rankų kojų pirštelius, aš jau taip labai senai darau, ar ne, kad išmasažuoju vieną koją, rankų pirštelį, prasistuktinu visą kūną, tai jau tu pat kaip energijos iš karto kyla ir tada labai lengvai tu gali paskui įeiti. Taip, tas išmasažavimas, toks biškai ir limfos sujudinimas, žinai, gaunasi per visur. Iš karto viskas pradeda dirbti, užkuri tiesiog. Nes tai aš kažkur leidžiu, atrodo, už to auksinę siliuką laikau leidžiu, kaip įdomiai. O kur tas siliukas eina? Siliukas eina iki pat žemės gelmės. Sakau, nuo absoliuto šaltinio yra per saulytę, per visą žemę, iki žemės gelmės, iki pat kristalo, jis tokiu ratu eina, tu žinai, ir paskui nuo jo vėl siliukai eina. Toks dalymas, gauna energijos. Ir tą siliuką turim kiekvieną. Kiekvienas, kaip tą siliuką gali, kaip papasako, kaip tą siliuką galima pagauti? Per širdį? Jo, tu gali pagalvoti apie jį, nes moteris turi jį kairėje pusėje, vyrai turi dešinėje pusėje. Tiesiog pagalvok, tu jį įjung, ar ne, tokį šviesos, kaip lemputė įjung ir tu paleisk jį suktis. Ir viskas prasideda. Tai kaip patenka į žemę, ar ne, tai pasivalo, grįžta į kūną, tai jau paskui lenda, kyla į viršų, tu vėl gauni tos vibracijos informacijos, tu gauni kitos ir vėl taip ratus suka. Bet viskas moterim yra per kairę pusę, vyram per dešinę. Tai žiūrėk, tu turi taip pat. Bandau pajausti, taip. Ir jisai susijungia su žemės kristalu, taip, tas siliukas? Taip, jis gelmėsina, taip. Ta kristalai, absoliutas šviesos yra, taip ateina ta pati švariausia, tyliausia energija, tave pralaukia, per kūną tu prieina iki žemės gelmės tu pravalo, paskui tu gauni tą švarų siliuką ir taip atkeliauja. Va šitos darbus galima padaryti vakare, prieš einant miegoti, tu turi gavęs daug informacijos, daug viskas, susijungi šitai, prasivalai ir lygiai taip pat ryte, po visų miego, po visų savo sapnų ar astralinių kelionių ar tokių, lygiai taip pat galima užtenka momentą, fokusą padarai, paleidi tą siliuką ir apie jį net negalvoji, jis savo darbo daro. Nu va, kaip gerai. Ir vis gali eitis pakeltis, mankštintis, savo darbus daryti, šypsena veide, viskas turi šviesą. Paprasti dalykai. Neprasti, bet paprasti, veiksmingi ir labai greitai. Ar tai reikia? Visą laiką sakoma, visą laiką dažnai paslaptis yra paprastume.
Todėl, kad atrodo, mes čia ieškom kažkokių didelių dalykų, o viskas taip paprastai yra iš tikrųjų. Atrodo, net ieškoti nereikia, viskas yra, viskas pasijim, pasitikimti Taip. ir nepatikėk padaryti. Tu tiesiog užtenka pagalvoti, labai daug kur pagalvoti. Tada sakėm, prisimink, jeigu neturi kaip įsižemė, tu pajust, išmasažuok savo pėdutės. Tu įsivaizduok, kad tu atsistoji ant žemės, atsistoji ant samanos, pabandyk tu ją pajusti, kad ir mintimis, ar ne, ir tu iš karto tu jauti, kai tos kojas, ar ne, lenda tokia šaknytės į žemę. Ir viskas, šaknytė susilies su to kristalu ir vėl bus energijų mainai. Tu negali nuvažiuoti prie jūros, negali nuvažiuoti prie vandens. Tu prisipilk namuose bliūdą arba mintimis, kad pagalvoji, kad tu eini į vandenėlį, švarų, tyrų, skaidrų. Ir vėl tas vandenėlis. Taip, ir tu pabūsi. Pabūsi ir lygiai taip pat susijungsi su gamta. O tas susijungimas labai švarina protą. Plečia pasąmonę buvimas gamtoje. Taip. Ypač stebint gyvūnus, stebint paukščius, mėgaujantis tais garsais. Pastebėkit, į mišką ateinam, ar mes girdim tos garsus, mes turim ir tylo, ten atrodo mums, kad nieko nėra, bet nėra tos tikrosios tylos, tiek veiksmo vyksta. Ten toks gyvenimas. Taip, ir jie... Ir jie tokie užsijėmę, norėjau pasakyti, tie paukšteliai, tie visi miško žvėreliai, gal ten daugiau mažiau jie tokie, žinai, savo keliais, bet pažiūrėkit tos paukštelius, jie visą laiką tokie skrenda iš vieno kito, visą laiką kažkoks veiksmas vyksta. Ir žino, dabar išlindo, ir žino, ką daro. Išlindo didelis kruselynas, ar ne? Taigi jie žino pasąmoningai, ką daryti. Jie eina, žiūrėk, jie tarpusavėje, žiūrėk, nesusiduri, nekliūdu vienam, savo takeliais eina vienas į vieną, kitas į kitą pusę. Jie žino pasąmoningai, iš pasąmonės. Kaip daryti, taip viskas. Ir kaip viskas tvarkingai. Pažiūrėk, kokie didelis krustelynai gali būti ir kokie tvarkingi. Kaip tie visi šapaliukai sudėlioti, kaip tie visi urveliukai, takeliukai padėti, kur tau. Taip. Tiesiog sakralinė geometrija. Kolektyvinė pasąmonė pas juos taip vyksta. Taip. Turėtų ir pas mus tas pats būti, mes turėtume iš tų protėvių. O pas mumis kiekvienas savo, žinai, su tą savo pasąmonę kažkur tai uždaryti, išskaidyti. Ir toliau esam skaidomi. Ir uždaryti, patys užsidarė. Patys užsidarė. Išskaidomi. Ir dabar visas šitas, dabar paskutinių įvykių, žiūrėk, visas tas verpetas, tiesiog žmonės skaido. Tačiau yra specialus programavimas. Taip. Programavimas. Davai mes persukom tą programavimą. Aš vakar buvau sutikus tokią ukrainietę moterį, tai kažkaip kalbėjom ir jinai, sako, kiek daug, sako, ir net pat jo šeimoje. Brolis Rusijoje gyvena, o jinai jau iš Ukrainos, va čia į Angliją atvažiavus dabar, nes jos dukra čia gyvena. Tai sako, negaliu kalbėti jau su broliu, jau to porą metų, kaip karas prasidėjo, brolis pasakė, kad mes negalim bendrauti, nes brolis karininkas. Ir kaip pasakau, bet tai ant tiek šitaip šeimos išdalinamos, išskirstomos, bet žmonės tiesiog negali vieni su kitais daugiau bendrauti. Ir yra skaldyk ir valdyk. Taip, būtent šitas ir yra skaldyk ir valdyk. Ne kad susijungt kažkaip, bandyti kažkokiu keliu bendrauti, nesvarbu kita politika, kažkaip ieškokim tų kelių, bet tarpusavyje, žinai. Iš to nieko nebus, iš tikrųjų, nieko nebus, kol bus atskiros tautos, atskiros rasės, kol nebus vieninga visa žmonija. Kol mes tiek daug skirtingų kalbų, skirtingų papročių, skirtingų šalių valdymų turėsim, nieko nebus. Neapykanta tik kurstoma vieni prieš kitus ir viskas. Tavai šiek tiek pravaloma visus tos kitų, kur čia reiktų. Pravalom, ištraukiam, susirbėm. Ir labai norisi, žinai,
tą tokį siūlelį nutiesti, va, kaip tu sakai, tą moterį, ne, kad tarp artimųjų būtų bent jau tas ryšys, žinai, tarp artimųjų giminaičių, kad nebūtų tų konfliktų ir tų nuomonių išsiskyrimo, atrodo, paprastais dalykais turėtume džiaugtis ir gyventi, o nesikišti kitų gyvenimus, ar ne, ir nesikišti ypatingai tuos įvykius. Jeigu tu gyveni, nekreipti dėmesį, jie labai greit užklūktų. Taip, viskas taip keičiasi. Čia vienais metais tas, kitais metais tas, ką jie čia priplanuoja, tai čia pas juos tai viskas keičiasi, kad Tai va, turėtume mentaliai. Ir turėti tai neturi liesti šeimų, žmonės neturi taip Nei žiūrėti šeimų. vienas į kitą. nei šeimų, nei tautų, mes vieni nuo kitų nesam nei geresni, nei blogesni, mes tiesiog esame žmonės. Mes turim gyventi kūryboje, ramybėje. Visur turėtų būti balansas ir harmonija. Viskas, ko reikia, tai reikia besąlygiškos meilės, viskas. Jeigu visi tai suvoktų, visa kita būtų nebereikšminga, tik prisirišimai, visi kiti dalykai visiškai būtų nebereikšmingi. Absoliučiai, žinok, aš to tas moters iki jos brolio aš nutiesiu to tokie ar ne, kad jie pasąmoningai vienas kitam meilę skleistų, gali jie ir nebendrauti, bet jiem, kad būtų tokia ramybės pojūtis. Ir pamėtysiu visiems, nutrauksim tą visą liūdėsio šydą, liūdėsio nebendravimo, nes mes nebemokam atėję į svečius, ar leisim aplankyti kažko, tai mes jau bijom apsikabinti, prisiklausyti. Ir yra, sako, kas svarbiausia. Tu gali be žodžių prisiklausyti, širdis į širdį, vis. Taip, apsikabinti. Taip. Širdutis vibravo, ar ne, ir viskas, tie kristalai susijungė, viskas reikėjo. O mes pabijom. Ir tai yra taip stipru, kad net pats žmogus negali suprasti šitos stiprybės tokio jausmo. Nereikia, kad suprastų. Bet net jokie žodžiai negali šito dalyko atstoti. Žinai, ką aš darau, dabar labai dar galiu pasidalinti, kad, pavyzdžiui, aš einu ar važiuoju ir matau žmonės susirūpinus, aš jiem iš karto kokie nors meilės burbuliukai ir įmetu į galvą. Arba specialiai pasišypsodama. Ir žinok, labai daug atgal šypsonu, gal nieko aš nesakau, nieko nekalbinu. Tai tiesiog iš savęs, kaip sako, susukti kokį kamuoliuką ar šviesos, kažkokį tai daržovę įdėti ir viskas jau numeti. Nu va, puiku. Ir žinok, veikia. Čia turėtume, vadinasi, kiekvienas, žinai, tą padaryti iš tikrųjų. Bet pamaty žmogų, pradėsi bendravimą su juo, jau jauti, ne va, kad sutiksi ar ten sutinki. Tai visą laiką tokia turi būti pirma mintis, širdutės burbuliuką. Taip. Prieš bendraujant. Žinok, veikia, aš va dabar, kai važinėjau darbą, ar ne, traukinio, tai ten tiek tų žmonių, žinok, aš laiką stengiuosi pramėti, žinok, ir pokalbis, matyti. Ir traukinys, ir tas vagonas visas traukinio, žinai, pradeda žibėti turbūt. Prilipė. Tas veitės, žinai, apsaugą uždėti, kad viskas tvarkoje būtų ir važiuoji. Ir kartais taip, tu turi atsiversti kompiuterį dirbti ir žmogus priešais pradeda tave kalbinti. Nu va, kaip smagu. Jo, tai patys nuostabiausi patyrimai, turim bendrauti, turim susitikti, bet turim gražiai bendrauti. Nei smerkti, nei teisti, nei nuomonės, nei pagalbos nesiūlyti, jeigu neprašo. Kalbėti, taip, pakalbėjau, paklausęs patariau. O visą kitą turim natūraliai, tiesiog patys turim iš savęs. Dėti šviesoje viskas, ko reikia. Išeini iš namų, atsikėlė, užsidėk tas saulytės apvalkaliuką ant savęs, užsidėk šypseną veidą, įsijung savo kristalą stiliuką ir viskas, tu keliausi į pasaulį šviesą, tu savyje švies nieko daugiau ne. Ir nuo tavęs, kaip sako, bumsties tie kamuoliukai patys ieškos, kur nusitiesti, kam labiausiai reikia. Tas, kur yra apie harmoniją. Tai aš kiekvieną dieną stengiuosi atsikėlus, ar tą naktį, jeigu prabudusi, pradedu sakyti ir paleidžiu tos harmonijos takelius. Tai ir per visus namą, ir per visas gatveles, ir per visą miestelį, paskui apimi visą šalį, apimi visą Europą ir paskui paleidžiu per visą pasaulį. Ir keliauja tegul Vilniuje. Atrodo paprasti darbai, bet jeigu tai daugiau kas darytų, jie būtų galingesni. Taip. Vat ir hipnozės sako, kvieskitės pagalbą, darykit, nes mes dabar dviesim.
Dviese, stipru, taip, tai būtų 3 ar daugiau, tai dar didesnis akumuliuotas šviesos srautas, būtų stulpas toksai, tai būtų, žinai, tai daug efektyviau būtų. Tai O čia labai gera idėja, žinai, kad susijungti, pavyzdžiui, mums galbūt net nebūtina, žinai, susijungti fiziškai, kad ir ant mintimis, Skype mintimis, tiesiog, pavyzdžiui, mes galim nusistatyti savo kažkokią valandą, ne, kad mes tuo momentu susijungiam visi kartu ir greitai išvalom visą žemę, žinai. Kiekvieną rytą tokį darbą galim padaryti. Čia labai greitai. Galingas, žinok, iš tikrųjų dalykas, tai reikia viskas, tada iš karto mes nežibam, nes iš karto tas švieselis susidega, žinai, ir ta visa visata, ir mūsų tie gerieji stebėtojai, ne, visi jie mato, kad mes savo intencijas mėtom. Labai atrodo paprasta. Bet taip reikėtų. O čiagi nėra laiko, tu nebūtinai to momentu, tu įsivaizduok pasakyti, kad aš jungiu į bendrą srautą ir paleidžiu. Tiesiog kažkokį minties slaptažodį, žinai, reikia tik čikšti, jungti greitai. Aš keliauju tą srautą, kur visi ir leidžiam tas intencijas, viskas, nes čia laiko nėra. Laiko nėra ir mes tiesiog tas antidotus visiems planams, visoms programoms galim irgi taip pat nustatyti. Pagalvojau, susirašiau kokią nors tam, išgirdau kokią naujieną, kuri negerai, ir viskas, savo planą šviesos parašau, susijungiam šitaip ir viskas anuliuojam. Išreiškiam savo valią, nesutinkam, pakeičiam planą. Taip. Taip, nuostabu. Puiku, labai puikiai idėja. Linksi pritarė, kad viskas darom. Visi linksi pritarė. Gerai, puiku. Jo, kažkaip niekas nesiskirsto. Tai ir atrodo, mintyse paprašyti pagalbos, tiesiog sulėgia pagalbą. Ir jeigu jau žino, kad reikia padėti, jie ir toliau neįsiskirsis, kur keliausi per tą hipnozę, ne visur su tavim kartu keliau. Lygiai taip pat keliausi ir ilsėtis. Taip, ir pasikrauti, ir pasilsėti, taip, ir atsigeneruoti. Taip. Tai varom į džakuzį. Varom į džakuzį dabar jau, galbūt jau laikas, žinai. Aš nežinau, nes tiesiog sakau, gal galim ir varyti iš tikrųjų džakuzį. Pasižiūrim, kaip parpuliuoja, kaip tikras džakuzį. Ojejoj. Žinau, kum ten įleido ne tik. Aha, ir žinai, ko įleido dar tokios prie tos gelsvos, labai daug morkinės šviesos įleido. Tokia saulytė šviesos, žinai, tokia. Nu va. Ir tu sėdė joje tokia didelė. Nu kokia. Biški išsisties, tave reikia biški pagrūsti, tu ten palystų visą. Nu tokia iš jūsų didžiausia. Čia. Tai. Bet šiaip tai fiziškai aš nesu labai didelė. Tai čia mums nesvarbu žinoti. Aha, čia kažkaip kitaip. Tam žinai. Andromeda tokia, nežinau. Aha. O, visi kelias. Gerai, labai smagu. Pat galvoti, taip atrodo paprasta ir taip gerai. Gerai, tai ką mes dabar toliau darom? Ar mes dar biški? Ar jau galim? Nežinau, galim. Kaip tu jautiesi? Galim, aš jaučiuosi tai labai puikiai, labai gerai. Galim tam pirmam kartui. Galim ir pabaigti. Aha. Galėsim kažką kitam kartu susigalvoti. Aplankiau, ką norėjau. Aplankiai, pamatėjai biški jo, atsipalaidavau. Nu, man tai toks visą laiką irgi po tų hipnozių, man toks geras jausmas visą laiką būna, toks palengvėjimas, toks atsipalaidavimas. Ir tos energijos, kiek tu galėtum. Yra energijos, taip. Jausmas, kad grįžta, jeigu tau kur nors reikėjo, kad tau viskas grįžta su kaupu. Labai. Nežinau, aš kiek su kuo kada dariau, man visą laiką taip gera lieka. Aš paskui tiesiog skraidau visą likusią dienos dalį. Na, man šiek tiek buvo, kaip teko su magija ir su burtais. Nu, šiek tiek tada buvo, šiek tiek sunkiau,
Na, bet nieko, aš matai, išsivaliau sunkesniem. ir žinai, aš Aha. gal tiesiog, kad tai pirmas patyrimas buvo, aš paskui tiesiog buvau 15 minučių prigulusi, nes toksai buvo ir negerai. Va, matai, aš neturėjau tokios patirties net. Oho. Galvos, pilvas skausmas, bet mes jį nusėmėm hipnozės metu, bet kažkokie gal pėdsakai gal buvo likę, mes žinai, vėliau aš tiesiog Kažkas prilimpa. jo, Aha. užteko 15 minučių pagulėti, žinai, kaip sako, save vėl prastyko šiaip protas aukštos dažnas, pailsėjai ir toliau galėjai darbuoti. Jo, įdomi patirtis, buvo įdomi. Mhm. Nors matai, tas, kas turi tą magnetinį rezonansą, sako, kad per hipnozės biški energijos nusiema, atsitrodo truputį. Bet mes tai to Taip. nejaučiam tikrai. Mes nejaučiam, paskui atsistatom. Aišku, Labai ne tiek, atsistatom, aš galvoju, kad gal ir nusiema, bet mes paskui labai daug atgal gaunam, žinai. galvoju, kad irgi mes atsistatom, net ir su kaupu gaunam. Padaugintai atgal ateina kažkaip toksai bouncing, žinai, gaunasi. Atšoka daugiau. Tai ką, gerai, tada aš tada Gerai, galėsim grįžti. suskaičiuosiu tau ir tu tada grįžk atgal į save. Žiūriu, kad niekas nebūtų atkeliavęs į mano erdvę, kad nebūtų atsekęs. Kad nebūtų taip apsižiūrėk. Ne, yra šviesos kariai, viskas gerai, jie saugo erdvę, viskas gerai. Geras paliktas. Gerai, tai suskaičiuoju tada nuo 3 iki 1 ir tu sugrįši į ten, kur tu dabar esi. Ir pailsėjus, atsigeneravus ir pilna energijos. 3, 2, 1. Kaip jauti?